Štai yra tiesės lygtis, reikia apskaičiuoti koeficientų k ir b reikšmes. Na, mes, kai mokėmės tiesės lygtį, mes koeficientui k apskaičiuoti turėjome formulę, kad koeficientas k, jeigu mes turim du taškus, pirmo taško koordinatės x1, y1, kito taško koordinatės x2, y2, tai koeficientą k mes galim rasti y2 minus y1, x2 minus x1. Bet jeigu šią formulę atsimenat, mes galim koeficientą k rasti pagal ją. Bet nebūtinai mes galim suskaičiuoti ir kitaip, nes žymiai lengviau negu koeficientą k surasti koeficientą b. Koeficientas b visą laiką yra tame taške, mes jį matome tą koeficientą tame taške, kur mūsų grafikas kerta ordinačių ašį. Kodėl taip yra? Juk iš tikrųjų, jei tiesės lygtį mes vietoj x-iuko įrašysim nuliuką, mes gausim y lygų b. Taigi, štai šitas taškas parodo, koks mūsų yra koeficientas b. Koeficientas b mūsų atveju lygus minus 2. Na ir dabar turėdami minus 2, mes galime pasirašyti vėl tą tiesės lygtį, kx minus 2, štai tokią, ir į ją įrašyti kito mums duoto taško koordinates. Kitas taškas yra 2, 2, aš galiu įrašyti vietoj y ir vietoj x dvejetuką. Dabar sprendžiu, dvejetuką perkeliu į kitą pusę, k kart 2 bus lygų 4 ir k lygų 2. Štai aš gavau abu koeficientus, k lygų 2, o b lygų minus 2. Aišku, kaip jau minėjau, aš galėjau apskaičiuoti šitą koeficientą pagal formulę. Aš turiu du taškus, pirmas taškas yra 2, 2. Antras taškas 0 minus 2. Vaikai labai dažnai klausia, ar svarbu, kuris pirmas, kuris antras. Na, tikrai nesvarbu. Tai dabar mes tiesiog atimame iš šitą, iš 2 atimsiu minus 2, gausiu 4, dar gal parašau, kad būtų aiškiau, iš 2 atimti minus 2 ir bus 4, o čia iš 2 atimsiu 0, bus 2, 4 dalinta iš 2, 2. Štai galėjau ir taip apskaičiuoti koeficiento k reikšmę. Jeigu atsiminsi formulę, gerai, jeigu ne, gali ir be formulės. Vis tiek tą uždavinį tau pavyks išspręsti.